the best telephone ever. Labas vakaras, jums paskambino Evaldas Ivaškevičius iš Baltic Trim agentūros. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Ar galiu patrukdyti? Oi, negalite. Sekundė, tik tai 2-3 klausimai ir mano darbas bus baigtas. Prašau padėti man. Klauskite. Į kokį miestą aš paskambinau? Į Marijampolę. Į Marijampolę. Gal galėtumėt pasakyti savo vardą dėl duomenų tikrumo? Vaidas. Vaidas. Vaidai, ar jūs jau esate baigęs mokyklą? Kaip jūs baiginėjate? Ar tai yra sudėtinga? Supratau, leiskite man nusirašyti. Ar jūs esate šiuo metu studentas? Ar manote, kad tai yra neteisybė, kad moteris... Ne studentas, ar ne? Gerai, pasižymiu. Multiorgazmus. Prasidėjus vasaros sezonui, ar neplanuojate išvykti iš Lietuvos, dirbti kažkokį tai darbą, galbūt užsienyje? Ar jūs naudojate? Oi, ne, tikrai ne. Liksit Lietuvoje, ar ne? Ar jūs liksite savo mieste, ar keliausite kažkur galbūt į sostinę, ar į didesnį miestą? Ar prašome patostogauti? Ne, ieškoti galbūt darbo, nes sakote, esate nedirbantis. Tai, kad aš turiu darbą, dabar kol kas tai tikrai ne. Supratau. Kaip stipriai nuo to jums stovi? Aišku. Taip, ponas Vaidai, norėjau užklausti dar vieną klausimą. Ar jūs esate vedęs? Ne. Ar turite, kaip čia pasakyti, draugę? Ar merginą? Merginą. Senai draugaujate? Nu, gana jau senokai. Senokai, ar ne? Ar planuojate vedybas? Ar dar kažkokių planų nėra? Da, ne. Supratau. Pirka į veidą nežiūri. Ar taip tiesa? Kitas klausimas dabar daugiau susijęs su jūsų emocinė pusė. Ar prasidėjus pavasariui nejaučiate kažkokios nestabilios psichikos, galbūt šiek tiek kažkokias susierzinimo aplinka? Aš žinau, ne. Supratau. Paskutinį kartą dar patenkina save. Kitas klausimas būtų susijęs su jūsų drauge. Pagal mūsų duomenų bazę, kiek mes esame skambinę Lietuvos gyventojams, norime sužinoti, ar jie yra ištikimi savo antrosiam pusėm. Ponas Vaidai, ar turėjote daug draugių per savo gyvenimą? Nu, turėjęs. Ir paskutinė, kaip suprantu, dabar jūsų mergina. Ar jūs turite jų daug? Ne, vieną turiu. Vieną. Ar esate ją išdavęs? Ne. Supratau, pasižymiu. Jūsų ateities planai? Kaip galvojat, ar AIDS yra... Aš žinau, apie visų. Turėti šeimą, turėti pinigų ir ką nors susidirbti. Ką nors susidirbti, ar ne? Ar jūs jau surašė gyventojų tarnybos, gyventojai surašė? Buvo, užėjęs, surašė. Surašė, ar ne? Pasižymiu, gerai. Ką jūs manote apie visuotinę šventę, kuri vyksta Birželio 14 dieną, tai yra Morčio šventė? Sveika, mylėtis mėnesinių metų. Aš žinau, aš tik dabar filmų kartą girdžiu, nieko dar nemanau, nieko negaliu pasakyti. Ar jūs turite gyvūnų? Turim. Tai Birželio 14 dieną visoje Lietuvoje švenčiama Morčiaus diena. Ar normalu yra trenkti moterį per snukį sekundų? Tai turbūt man neteks švies. Kodėl neteks? Tai dirbs arba kažką. Gerai. Jūs minėjote, kad darbo neturite, bet sakot, kad dirbat. Gal tada Kaip? Minėjote, kad darbo neturite. Taigi sakiau, kad turiu darbą. Tai aš blogai. Galėčiau iš naujo užduoti klausimą tada. Nu. Ar jūs turite darbą? Turiu. Jeigu abortas yra žmogžudystė... Gal galite įvardinti sektorių, kur jūs dirbate? Gal masturbacija tai genocidas? Supras sektorių. Kokia tai būtų paslaugų rūšis? Specialybė, ta prasme? Taip, specialybė. Santechnika. Santechnikas. O kaip dažnai jūs masturbuojat? Sekundę, aš pasižymėsiu. Ar jums teko masturbuotis kad nors autobuse ar viešoje vietoje? Ne. Ačiū jums labai. Ir dar paskutinis klausimas būtų? Ar dažnai jūs norite ir galvojate, kad jūsų antra pusė masturbuotųsi jums stebint? Ne. O kodėl? Kaip? Ačiū jums labai. Antras klausimas toksai. Kaip dažnai jūs liečiat save? Malonumo dėliai. Ko žinau, aš draugę turiu, neliečiu save. Ačiū jums labai. Sakyt, prašau, ar jūs naudojat prezervatyvus? Kaip išeina? Kaip išeina, tai priklauso nuo to, ar jūs nusipirkat juos, ar nenusipirkat, ar ne? Ne, ką žinau. O kaip jums yra maloniau, su prezervatyvais ar be prezervatyvų? Be prezervatyvų. O jei jūs mylitės be prezervatyvų, kur jūs baigiat? O kam galima sužinoti, kam čia klausinėja tokių klausimų? Jūs galvojate, jeigu sako, kad, tarkim, abortas yra žmogžudystė, ar masturbacija yra genocidas? Aš žinau, nieko negalvoju apie tokį dalyką. Ar jūs dažnai masturbuojatės?
Ką tokį sakiau, kad ne, draugė turiu. O jeigu masturbuojatės, tai šviesoje ar tamsoje? Taigi aiškinu, kad draugė turiu. Kai jūs masturbuojatės, ar jūs žiūrit porno filmus? Jis sakau, kad draugė turiu. Nesimasturbuoju, kiek galima tų pačių klausimų. Ne, taip. O sakykit, prašau, kas jums yra, kodėl jūs nesimasturbuojat? Žinau, ką man masturbuotis, jeigu aš draugė turiu. Ne, bet kiekvienas normalus sveikas vyras papildomai dar šiek tiek kartais ir masturbuojasi. Jums tokio noro nėra, ar ne? Ne, aš pakankamai iš draugės gaunu. Aha, ar jūs suprantat, kad kas jūs vaikystėje, jūs užaugot su abiem tėvais? Taip. Jūsų vaikystėje neskraudė? Ne. O kelių metų jūs nustojat masturbuotis? O tu nesimasturbavau. Aha, jūs gyvenime nesat masturbavęs pats? Ne. Kolega, jaučiu melą iš jo lūpų, nes nėra vyrų ar berniukų, kurie tai nedarė. Tai drįščiau teigti, kad šis vyras neteisingai atsakinėja į Baltic tyrimo agentūros klausimus. Ar turėtumėm išsiųsti baudą? Kaip? Man atrodo, už melagingus parodymus tikrai reikėtų tiesiog surašyti jam pareiškimą. Kokią baudą, nesuprantu, ką tik. Mes pakankamai kalbėjom, kad sužinotume. Klausiau, čia Saulėnas, o čia radistas, Čia radistas. Čia radistai, ZBFM. Labas. Labas. Prigavo mane tai? Oi. Nu, įdomu, kur niekad negalvojau, kad prigavo. Kuras irgi negalvojom. Pavaro. Nu, va. Klausyk. Tai išdavai savo mergą? Ne. Ką man išdavinėt? Nu, nežinau. Gal geresnių yra? Jo. Marigi yra normalių. Tai jo. Bet čia žiauriai Gal ir ypatinga. yra jų. Ką? Tokia žiauriai ypatinga, tai matyt yra, ne? Tai ką, eglutį čia nepaskambinu turbūt. Kas paskambino? Ne, tai tavo mergaitė užregistravo tave. Aišku. Jie norėjo sužinoti eglutę ar... Nu, blemba, pats žvengiau, va, paskambino, aš nesupratau, kas čia kur. Iš pradžių normaliai, paskiau tą patį klausimą, galvoju, kas čia kur kaip. Va, kur kaip, ir gavosi. Gerai, tai gero tau vakaro linkėjimai nuo Eglės. Nu, gerai, ačiū. Ačiū iki. Gerulis toks. Nu, rimtas. O tokių reikia daugiau, smagu klausytis bus.